Labas, Andriau. Sveikas, Petrai. Štai vėl susitinkome su Andriumi. Noriu išbandyti jį. Kiek jis pasikeitė per 4 metus? Ar visi tie pažadai? Ir apie tai, ką mes kalbėjome, ką reikia nuveikti, yra padaryta. Andriau, klausysimės, kalbėsimės. Andriau, sveikinu paties iniciatyvas ir rimtus darbus, kad, pavyzdžiui, jaunimas galėtų būti renkamas į Seimą. Ar ne? 21 metų, žinoma, laisvai. Kodėl ne? Bet yra iniciatyva ir kitokia. Papasakok man, prašau, apie ją. Taip, tai pagrindinis tikslas, kad jaunimas kuo anksčiau įsitrauktų politinius procesus. Taip. Ir taptų pilietiški ir jeigu poreikis būtų, visada būtų pasiruošę ginti tėvynę. Tai subūrėme plačią koaliciją drauge su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir net 71 parlamentaras pasirašė įstatymo projektą, kad savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose jaunimas galėtų balsuoti nuo 16 metų. Puiku. Tiki, kad galima priimti tokį įstatymą? Be jokios abejonės, kadangi surinktas 71 parlamentaro parašas, tai aš tikiuosi, kad jaunimo noras bus išgirstas ir jauni žmonės nuo ankstyvesnio amžiaus galės įsitraukti į demokratinius procesus, tokiu būdu taps labiau pilietiški. Tai štai, tokios iniciatyvos, tokia veikla stiprina pilietinę visuomenę. Andriau, buvo gera pasikalbėti ir dar kartą įsitikinti, kad tu laikaisi savo pažadų. O man tai yra svarbiausia, nes pasitikėjimas žmogumi nuo to ir prasideda. Atsiminkite, spalio 13 dieną jūs turite gerą galimybę balsuoti už Liberalų sąjūdį ir Andrių Bagdoną. Numeris 5.